Norėčiau pasidalinti savo patirtimi filmavime. Iš tikrųjų filmuosi gal antrą kartą. Pakviesta visiškai spontaniškai Milda, kaip visada. Iš vakaro filmuosis. O taip, ką darom, nežinau. Kur eini, nežinau. Bet aš už tusą. Ir pirmas mano toksai pakviestas variantas buvo įdomus, įtemptas. Ir ta studija, kur mes buvom, tikrai sukelia įtampos. Kažkaip režisierė stabdė pastoviai, dar kadrą, netaip sėdi ir aš pamiršdavau, ką aš sakau. Reikėjo pakartoti tekstą. Tas bendravimas pasidarė toksai įtemptas kaip iš pamokos. Kažką surašai, kažką netaip perskaitai, iš karto jau... Buvo kažkaip nelabai jauku. Stovėjo kamera, apšvietimas nepritaikytas, aš po to save pasižiūrėjau iš šono, nelabai profesionaliai atrodė. Antras kartas Milda vėl pakvietė filmuotis, galvoju, o viešpatė. Vėl bus kažkas tai. Bet, kaip visada, taip reikia, dalyvauju, aš už tai. Ir šiandien tikrai atmosfera visai kitokia. Visiškai nustebau, nejaučiu nei kamerų, nejaučiu nei apšvietimo. Komfortas nerealus, man nereikia įsitempti. Man pasakė, sakyk, ką tu nori, ką galvoji. Taip, pasirašėm per 2 minutės 5 klausimus. Apie ką šnekam, nes aš galvoju, ką mes ten šnekėsim, Dieve, man reikia pasiruošti, man reikia tiek idėjų. Čia scenarių reikia parašyti, ašgi nemoku šnekėti, ašgi nemoku sudėlioti, ryškiai pasakyti, kaip suprastų mane. Ne, atėjom per 2 minutės, griaučius sudėliojam, nukreipimą davė, tikrai tas pokalbės labai sklandžiai ir aš jaučiuosi labai laisvai. Labiausiai patiko, kad tikrai nereikėjo dublę daryti 2, 3, 5. Fantastika. Jaučiasi profesionalumas. Tikrai patirtis yra faina, tikrai jau dabar nebejosi kamerų ir sekantį kartą su mielu noru ateisiu filmuotis pas jūs. Ačiū, Dariau.